Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Briedis Eugenijus. 6 dalis. Idant geriau suprastume, kokie pavojai nūnai tyko miegančio briedžio Eugenijaus Ogenino, turime sėsti į laiko mašiną. O laiko mašina tai toks įrengimas, pasiskolintas iš kitos pasakos, bet nesvarbu. Svarbu, kad ji mums čia labai tinka. Su šiuo įrenginiu galima nukeliauti į vakar, užvakar ar net į prieš istorinius laikus pas Latimerijas bei Gumbagalvius. Bet to daryti be tėvelių nepatartume. Taigi vidurnaktį briedis Eugenijus, parkritęs palei galinės kaimo trobos langą, saldžiai užmigo lakštingalos lopšinio žililiuotas ir sapnavo, kad jis vėl yra galingas ir raguotas girių karalius, o Izabelė begėdodama irgi pavargo, tad įlindo į didelę briedžio ausį tarsi į kokį šiltą lizdelį ir kaip mat užsnūdo. Bemigodami juodu nepastebėjo, kaip prašvito. Pirmasis pažymenės kaime pakirdo Jurgis Jurgutis. Vos praplėšęs akis iškart puolė ieškoti lakštutės Izabelės, kuri rytais skambia giesmelė jį saldžiai pažadindavo. Ir koks buvo Jurgučio nusiminimas, kai savo išsvajotajai, savo net mylėtajai paukšteliais rado miegančią kažkokio po langų drypsančio gyvulio ausį. Apėmė Jurgį baisus pavydas bei apmaudas ir nutarė nedorelis kuo skubiau savo konkurentą iš meilės kelio pašalinti. Nuskodė pas kaimyną, pas taiklai medžiotoją Algirdą Vamsdelį ir paprašė, kad tasai miegantį briedį nušautų. Algirdui tai kas? Kaimynas prašo, galima ir nušauti, bet paskui persigalvojo. Žinai, kaimynė, geriau mes jo nežudykim. Nesielkim it kokie brakonieriai, pagaus mus paskui policininkas Arūnas Grigarovičius ir nulups 9 kailius. Geriau mūdu tą milžinišką briedį užmigdykime ir parduokime zoologijos sodui. Už tokį galingą žvėrį gausime žvėriškai daug pinigų. Susimastė Jurgutis, pasikrapštė Vamsdelio šautuvo vamzdžio galvą ir sutiko, bet ne dėl pinigų. Labiausiai jam rūpėjo kuo greičiau iš to gyvulio ausies išvaduoti savo miegančią princesę Izabelę. Tada medžiotojas Vamsdelis užtaisė šautuvą migdomaisiais vaistais ir nusitaikė miegantį briedį Eugenijų. Atsargiai tik, nesužeisk mano lakštingalus, perspėjo Algirdą Jurgis. Nebijok, aš prityręs vilkas, nuramino kaimyną Vamsdelis. Koks tu vilkas? Nustebo Jurgutis. Togi žmogus. Kvaily čia toks pasakymas, paaiškino Jurgučiui Algirdas Vamsdelis ir nusitaikęs tiesiai Eugenijui į pilvą. Pokšt. O briedis Eugenijus tuo metu sapnavo tą sapno vietą, kurį jis vėl Lakajos upeliu atvirtęs čiurleną. Ir staiga mato briedis upelis, kad ant jo kranto stovi keli vaikai ir ruošiasi mesti vandenin savo pasigamintą bombą. Nedarykit čia, nes patys susisprogdinsite, bando perspėti vaikus upeliu pavirtęs briedis, bet šie jo negirdi. Vaikėzai skuba išsprogdinti visas upelio žuvis. Staiga pasigirsta baisus bumt ir mato Eugenijus, kad vienas iš jaunųjų sprogdintojų susiima kruviną veidą rankomis ir rėkdamas bėga tolyn nuo upės. Iš paskos nuskodžia ir išsigandė jo bendražygiai. Matyt, susižeidė, susirūpinęs sapne Eugenijus. Juk sakiau, kad nesprogdinto. Ūmai briedis net pašoka pajutęs pilve netikėtą skausmą, jis pabunda, apsidairo ir mato tarsi pro miglas. Netoliese ošia gimtoji Labanoro giria, danguje skraido gandrai, o nuo pamiškės link jo eina 2 vyrai. Vienas jų rankoje laiko dar teberūkstantį šautuvą. Staiga vaizdas briedžio akise ima mirguliuoti ir jis migdomųjų vaistų paveiktas, antras į kietai užmiega. Šįkart be jokių sapnų. Kai Eugenijus po kelių valandų vėl pabudo, tai nustebo dar labiau, atmerkęs užmiegotas akis gimtosios Labanoro girios, jis jau nebeišvydo, kur tik metė žvilgsnį, visur vien purvini, grotuoti narvojo, jose šokinėja mykia urzgė neregėtų kraštų žvėris, liūtai, buivolai, leopardai, žirafos. Kur aš padegau? Subūbė nusiminęs Eugenijus ir išgirdo už nugarą švelnų balselį. Nusiramink, pradžioje aš irgi maurojau ir kanopom grotas daužiau, bet tik susižalojau viską. Pabėgti šį neįmanoma, nes tai žvėrių kalėjimas, žmonių vadinama zoologijos sodu. Atsisuko kalinys Eugenijus ir pamatė, kad jam už nugaros toje pačioje kameroje stovi daili briedaitė ir žvelgia į jį didelėmis apvaliomis akimis. Ko jūs vardu, dailioji panelė? Paklausė Eugeninas ir pamėgino atsistoti ant linkstančių kojų. Aš? Leokadija, o jūs? Briedaitė apostė briedį ir švelniai snukiu paragino jį keltis, tačiau Eugeninui galva vis dar svaigo nuo vykdomųjų vaistų, o akise raibuliavo ir Eugenijus vėl sukniubo. Aš Eugenijus draugų dar vadinamas Uogieninu. Vargais negalai išsistenėjo naujasis kalinys. O už ką mus čia pasodino, ko mes nusikaltome? Turbūt mes kalti, kad gimėm kailiniuoti, raguoti su kanopėmis ir iltimis. Kitokie nei žmonės, paaiškino briedaitė Leokadija. Todėl mus čia ir suveža iš visų pasaulio kraštų, o paskui rodo savo vaikams.
Nesuprantu, ką mums reikia tiems vaikams rodyti, stebėjosi Eugenijus. Vaikų mokyklose yra tokia pamoka gamtos pažinimas, matyti reikia, kad vaikai sužinotų, kokių keistų įdomių gyvūnų esame pasaulyje, gūžtelėjo pečiais Leokadija. O jeigu būtų pamoka žmonių pažinimas, tai gal ir žmonės reikėtų į narvą sutupdyti. Piktai akimis sumirksėjo Eugeninas, norėčiau pasigrožėti žmonių zoologijos sodu. Kartais girdžiu, kad tie žmonės už grotų visiškai nesigrožė mumis, o tik gazdina savo vaikus. Jei nevalgysit sriubos, tai užaugs ragai kaip šitam raganosiui, šilpino Eugenijų Leokadija. O kiti tėveliai grasina dar baisiau. Jeigu būsit blogi neklausysit mūsų, tai naktį lovytė ateis begemotui ir suės jūs. Nesąmonė. Aš vaikų neėdu tik mėlynės. Nieko nesuprantu. Sunkiai atsiduso Briedis. Paskui suėmė save į kanopas, vargais negalais atsistojo, atsirėmė į sieną ir lėtai apsidairė. Negi taip ir užbaigsiu gyvenimą tarp šių 4 grotuotų sienų? Skaudžiai pagalvojo jis ir ūmai prisiminė savo mylimąją Izabelę. Tai sugrąžino Eugenijui jėgas. Jis pastukseno kanopą kalėjimo grotas, paklebeno durų užraktus ir gudriai sušnibždėjo kameros draugiai. Nedusiminkit, panelė Leokadija, mes galvosim, kaip iš čia pabėgti. Aš sukursiu gudrų pabėgimo planą, tik turėjau truputį pailsėti, nes galva vis dar svaigsta. Apsidžiaugė Leokadija ir pritarimai linktelėjo galvą. Aš jums padėsiu. Paėskit šienelių, pagulėkit, sustiprėkit. O tuo metu, kol Eugenijus su Leokadija planuoja, kaip jiems pabėgti iš žvėrių kalėjimo, sugrįžkime atgal į Pažeiminės kaimą, iš kur į zoologijos sodą neseniai buvo išvežtas užmigdytasis briedis Eugenijus. Turbūt nesate užuomaršos ir prisimenote, kad lakštingala Izabelė tą įsimintiną rytą saldžiai miegojo savo draugą Eugenijaus ausyje. Gerokai nustebo paukštelė, kai Jurgis Jurgutis ją tąsyk be jokių ceremonijų pažadino ir briedžiui iš ausies iškrapštė. Kur tu mane neši? Paklausė ji. Ir kas atsitiko Eugenijui, kodėl tie žmonės kelia jį į grotuotą mašiną? Nusiramink, paukštytė mano. Eugenijus truputį susirgo ir dabar tie gerieji žmonės veža jį į ligoninę, o kai pasveiks, vėl sugrįš į Labanoro girią. Jurgutis melavo, net dūmai pro ausis rūko. Betgi vakar jis atrodė toks sveikas? Negalėdama patikėti, sumirksėjo Izabelė. Kasgi jam atsitiko? Gali gėlė nuodinga gyvatė. Toliau saldžiai suokė Jurgis. O gal apsinuodijo grybais, ką žino, bet dabar užteks kalbų, pervargsi, tau reikia kuo skabiau pasveikti, pabūk kambarį, kol skanių kirminėlių ir muselių tau prigaudysiu, mano brangioji čiulbonėlė. Pakraipė galvą Izabelė. Nepatiko jai ši keista paslaptinga istorija, tik niekaip neįstengė suprasti, kur čia šuo pakastas. O šuo pakastas tai toks šuniškas atvejis, kai kas nors pavagė jūsų kaimyno šunį ir užkasa kur nors miške. Tada visi ieško to šuns klausinėdami. Atleiskit, o kur čia šuo pakastas? Galų galėje jie viską išsiaiškina ir šunį iš po žemę išsikasa. Bet lakštingala visai netai turėjo omenyje. Sieloje silydėjo paukštelė, net apetitą prarado. Nešė jie Jurgutis skaniausius vabalėlius, gamino salatos, o ji net pažvelgti tą pusę nenorėjo. Tai kodėl tu nieko neliesi? Rūpinosi Jurgis. Pasilgau savo briedžio, kūkčiojo Izabelė. Bus to briedžio, radai dėl ko šaroti, bambėjo Jurgutis, o pats tuo metu piktai mintijo. Ir kodėl jis susižavėjo tuo drambluoto gyvuliu, juk aš daug geresnis ir grožesnis. Supyko žmogelis, kad nedėkingo Izabelė pamilo ne jį, ne Jurgį Jurgutį, kuris jai gyvybę išgelbėjo iš plėšriojo upėtakio nasrų ištraukė, o tą maurojantį girių pavaisą Eugenijų. Ir nutarė Jurgitis dėl viso pikto patupdyti Izabelę narvelin, kad toji neišskristų savo baubiančio gyvulio ieškoti, kai tik sparnelis sugės. O uždaryta Izabelė tik dar labiau nuliūdo ir suvis gėdoti nustojo. Nebent naktį, kai Jurgutis kietai migdavo ir visų garsumu užknarkdavo, tada imdavo suokti. Ei, genijau, Eugenijau, pasveik, pasveik, sugrįžk, mane išvaduok, trrrr. Graudžiai ir ilgesingai savo širdies aimaną liedavo lakštutį, taip graudžiai, kad upėtakis Siguris plūduriuodamas netolimam tvenkinį iš sielvarto vos nenugaišo, tik verkė kruvinom ašarom savo mylimąją Ifigeniją prisimindamas ir net riebiųjų vandens čiuožikų negaudė. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad ne viena Igorė Izabelės dainos pakerėjusios buvo. Tos skaudžios giesmės užmigti neleido ir išmintingai Labanoro girios pelėdai Izadorai. Neapsikentusi vieną naktį jie atskrido į Pažeiminės kaimą ir nutupė ant Jurgučio namo palangės. Pamačiusi iš girios atskridusi didelę akiniuotą paukštį, Izabelė mandagiai pasisveikino. Labas vakaras, išmintingoji pelėda. Ar ko nors ieškote? Aš ieškau, kas čia taip graudžiai verkauja.
atsakė Pelėda atsargiai vaikštinėdama po palangę ir vis nesiryždama įskristi kambarin. Matote, šis liūdnas balsas neleidžia užmigti man ir mano mažiesiems pelėdžiukams. Jie verkia, cypauja ir nieko nelesa, tad ir norėjau išsiaiškinti, kas ir dėl ko taip gailiai čia rauda ir paklausti, gal galiu ko padėti? Kažin ar galėsit man pagelbėti, atsiduso Lakštingala. Esu užrakinta šiame auksinėme narvelyje, o mano širdis trokšta kuo greičiau iš čia ištrūkti ir lėkti pas mylimąjį, kurį prieš kelias dienas žmonės išvežė į ligoninę. Izadora įskrido kambarin ir nutupė šalia Izabelės narvelio. Pasikrapštė kojelę galvą, pabartė didelės akis ir paslaptingai tarė. Galit nesivarginti pasakodamas smulkmenas, nes aš ir pati viską žinau. Viską žinot? Sumirksėjo nustebusi Izabelė. Kas jums pasakė? Matot, gerbimoji, aš turiu stebuklingus sakinius, paaiškino Izadora ir pridūrė. Pasižiūrėjau pro juos, aš viską žinau ir matau, kas, kaip ir kodėl Labanoro girioje vyksta. Tai gal galit pasižiūrėti ir pasakyti, kur yra mano mylimasis Eugenijus? Ėmė maldauti Izabelė. Izadora pasitaisė ant snapo iškergė sakinius ir ramiai sušnibždėjo. Žinau, kur tavo mylimasis, padėsiu tau jį surasti. Mes paukščiai turime vienybėje laikytis ir vieni kitiems bėdoje padėti. Dabar aš tau pagelbėsiu, vėliau tu kam nors. Tik tai pasaulis taps gražesnis. Tai pasakius, išmintingo Izadora nustraksėjo prie lango, pažvelgė į žvaigždės ir atsiduso. Turiu pranešti tau, Izabelė, nemalonę naujieną. Tamstos mylimasis yra ne ligoninėje, o zoologijos sode. O kas tai yra zoologijos sodas? Sunerimo Izabelė. Tai toks žvėrių muziejus, paaiškino Izadora Vulkan, kuriame įkalinta be galo daug vilkų, meškų, stirnų, dramblių ir lapių. O kaip Eugenijus ten atsidūrė? Tai medžiotojas Vamsdelis su Jurgučiu jį užmigdė ir klastai zoologijos sodą nugabeno. Tai ką, Jurgutis melavo sakydamas, kad briedis susirgo? Izabelė net kojelė treptelėjo. Ir melavo, ir nemelavo. Gudriai nusišypsojo Izadora. Meilė yra sunkiai užkrečiama liga, kaip sakydavo mano močiutė, taigi tavo Eugenijus serga, beje, Jurgutis irgi negaluoja. Nieko nesuprantu, papurtė galvelė Izabelė. Kas tada yra toji meilė, jeigu įsimylėję žmonės ima šitaip negražiai elgtis, meluoti ir net savo mylimasis į narvelius užrakina? Prieš porą dienų apie tai kaip tik šnekučiavome su Tamstos bičiuliu briedžio Eugenijumi Ugieninu, kurį turėjau garbės čia atlydėti. Lyg tarp kitko sumurmėjo Izadora. Ačiū Jums, Jūs esate nuostabi žvėrių ir paukščių gelbėtoja, padėkojo Izabelė. Na, tik nereikia manęs girti, nes pasikelsiu puikybin ir išskrisiu pro langą, nusišypsojo Pelėda. Geriau pakalbėkime apie meilę. Anadien Eugenijui bandžiau paaiškinti, kaip mes Labanoro pelėdos tą dievišką jausmą suprantame. Ir man būtų labai įdomi apie tai išgirsti, smalsavo Izabelė. Pelėda Izadora smagiai atsikrenkštė ir išmintingai, tarsi kokia meilės profesorė tarė. Kai iš tiesų myli, tai apie savo mylimai galvoji tik gerai, tada net paprasti dalykai tampa nepaprasti. Tikrai, susigraudino Lakštingala. Tarkime Eugenijaus ragų karūna arba kanopas, balsas, ausis. Aš taip trokštu, kad jis būtų pats laimingiausias briedis visoje Labanoro girioje. Taigi, susimastė Pelėda. Savo išrinktuosius visuomet norime matyti laimingus ir linkime jiems visą ko geriausio. O Jurgutis manęs nemyli, atsiduso Izabelė, nes jis nelinki man paties geriausio, jis nenori manęs paleisti pas Eugenijų, todėl ir užrakino į šį narvelį. Deja, tu teisi, pritarė Izadora. Jurgutis yra pavydus žmogus, o pavydas meilę sunaikina, siūlau tau bėgti iš čia. Tai pasakiusi, Pelėda pristraksėjo prie narvelio ir stipriu riestų snapu atkrapštė pagaliuką, kuriuo buvo užkištos narvelio duris. Viskas, dabar galės skristi pas savo Eugenijų, sušnibždėjo Izadora Vulkan. Apsidžiaugusi Lakštingala jau buvo besprunkanti iš narvelio lauk, bet porą kartų mostelėjusi sparneliais bejėgiškai nuleido galvą. Kas atitiko, Izabelė, kodėl tu neskrindi? Nustebo Pelėda. Negaliu, mano sparnelis dar nesugijo, liūdnai atsakė Izabelė. Tačiau Labanoro žiniuonė Izadora buvo pernelyg protinga paukštė, kad nusimintų. Tuoj pakentiek dar truputį, atnešiu stebuklingą žolę, ją sulesusi kaip mat pasveiksi, sušnibždėjo Pelėda ir išlėkė laukan. Po kelių akimirkų grįžo atgal snape laikydama rasakilos lapelį. Imk ir sulesk, ši gydomoji žolė net ir nudvėsusią lapę prikelia, pajokavo žolininkė Izadora ir Lakštingala tučto jau rasakilos lapelį sulėsi. Iš tiesų, netrukus Izabelė pajuto, kad jos kūnas prisipildo jėgos bei noro skristi pas mylimąją Eugenijų, kiek tik sparnai neša. Nusiplėšė, nusiraišė Izabelė Jurgio apmuturiuotus tvaršius, paskui pamankštino nutirpusius sparnus. Ir tada jau nesunkiai iki palangės nuskrido, o iš čia plast iki artimiausio klevo augančio ant tvenkinio kranto. Įkvėpė saldaus laisvės oro ir nesusigraudino. Netrukus šalia jos atsitupė ir Izadora. Ačiū, kad mane išlaisvinai, apkabino Pelėda Izabelė
Izabelę ir pabučiavo į snapą. Tu esi tikra draugė, tik pasakyk, kur esi tą zoologijos sodą. Na tai skrendu, ačiū tau darsyk. Lakštingala jau buvo beskrendanti, bet netikėtai po medžiu tyvuliuojančiam tvenkinį išvydo be galo liūdnas upėtakio Igorio akis. Žiūrėk, tai tas pats pabaiso, kuris manęs vos neprarijo, mostelėjo į upėtakį Lakštingala. Juk tai Igoris, pažįstu aš jį. Sūbavo Izadora, paskui pažvelgė pro savo stebuklingosius akinius ir šelmiškai krenkštelėjo. Jis vargšelis irgi yra įsimylėjęs. Tikiuosi ne mane. Izabelė nuo tokios minties net plunksnas pašiurpo. Nebijok, ne tave. Igoris iki uodegos galiuko yra įsimylėjęs lakajos lydeką Ifigeniją ir negali be jos gyventi. O man visiškai jo negaila, sumurmėjo Lakštingala ir jos akise sublizgėjo keršto ugnelis. Klausyk, o gal mudvi nubauskime Igorį už tai, kad jis ketino mane nuskandinti, pasiūlė Izabelė. Juk upėtakis yra didžiausias mano priešas, bet Izadora vulkanti galvą papurtė ir atsakė ramiai bei išmintingai tarsi iš rašto. Pelėda Izadora buvo labai apsiskaitęs paukštis, ne taip kaip kiti gyvuliai. Sakau tau, mylėk savo priešus, daryk gerą tiems, kurie tavęs nekenčia, laimink tuos, kurie tave keikia ir melskis už savo niekintojus. Kaip nori, kad kiti tau darytų, taip ir tu jiems daryk. Jei myli tuos, kurie myli tave, tai koks čia nuopelnas, bet tu mylėk ir savo priešus. Susigėdusi Izabelė nuleido galvą. Tu tokia išmintinga, tokia gailestinga, sušnibždėjo paraudusi. Man gėda. Ir netikėtai vyko stebuklas, Lakštingala persimainė visai, netakės nušvito, ji irgi užsimanė būti tokia gera ir išmintinga kaip Izadora. Žinai ką, gal mudvi padarykime ką nors gerą tam nelaimingam upėtakiui Igoriui. O kad jis sugrįžtų upėn pas savo mylimąją lydeką Ifigeniją, sušuko Izabelė. Puikia mintis, nusišypsojo pelėda ir tik čiukšt. Nuo klevo šakos nusklendė šmūkšt, prie pat tvenkinio nusileido. Upėtakis Igoris išvydęs artėjantį tamsų šešėlį tik pasirito it kokia džiovinta ūkšlė ir mintise jau atsisveikino su šiuo gražiu pasauliu ir su savo svajoniu Ifigenija. O Izadora tik šmakšt, nagais pastvėrė Igorėlį ir nunešė lygi žeimenos. Šlabankšt, šaltajan vandenėlin įdrėbė. Paskui dar apsuko ratą, aplinkamo netekusią Lakštingalą ir atsisveikindama tarė. Na, lėk nuostabioji mažoji dainininkė pas savo išrinktai. Negaliu tavęs lydėti, nes lizde manęs laukia mažieji pelėdžiukai. Lik sveika, skrisk atsargiai ir kuo greičiau parvesk Eugenijų į gimtąją Labanoro girią. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.